Dienoraštis tai yra asmeninis ir atviras požiūris į daugelį reiškinių, kuriuos rašantysis vertina per savo išgyvenimų prizmę. Įdomu tai, kad tie tekstai gali tapti literatūros, autobiografinių ir istorinių dokumentų, svarbių įvairių mokslų sričių tyrėjams. XIX amžiuje visoje Europoje didelį populiarumą įgyjęs dienoraštis Lietuvoje dėl sudėtingų istorinių aplinkybių nebuvo labai paplitęs žanras, tačiau dienoraščio rašymo tradicija nenutrūko. Lietuvos situacija buvo tokia, kad Lietuva vis tiek jinai buvo tai cariniai Rusijai. Ir buvo sąlygiškai niekas nedraudė ten tų dienoraščių rašyti, bet vakarų Europoje dienoraštis pradedamas rimčiausiai jau nuo 17 amžiaus pradžios. Rašyti dienoraščiai, jau auga jų kiekis, didėja, nes čia susiję su popierius, prieinamumas, individualizmas atsiranda. Ir nuo tada jau pradedami leisti, daugybė dienoraščių pradedama leisti jau. Ir taip iki 20 amžiaus, ten mes matom, 20 iki šių dienų mes matom didžiulį tų dienoraščių kiekį, garsių autorių, kurie buvo garsus rašytojai ir garsus dienoraščių autoriai. Tradicinėme dienoraštyje istoriniai faktai nėra vertingi patys savaime. Dažnai tai tėra proga rašančiajam pamastyti apie save, užčiuopti aplinkinio pasaulio atspindį savyje. Ji domina jo būtis ir vieta pasaulyje. Labai svarbiu XIX amžiaus dokumentu laikytinas 1835–56 metais rašytas Antano Baranausko dienoraštis, perteikęs jauno, vienišo, nepritampančio prie pilkos aplinkos žmogaus išgyvenimus. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute saugomos itin kuklios mažo formato knygelės, kuriuose Antanas Baranauskas rašė savo mintis. Pirmosios dvi yra labai nedidelės, tokios veikiau užrašų knygelės, tokios, kurias galima būtų įsidėti į kišenę. Ir iš dienoraščio žinome, kad Baranauskas taip ir nešiojosi tą dienoraštį, dirbdamas raštininku, nusineždavo jį į raštinę ir kai neturėdavo raštinėje darbo, jis galėdavo įrašyti vieną kitą sakinį ir į savo dienoraštį. O štai ta trečioji knygelė jau yra kitokia. Tai yra gana puošnus sąsiuvinis kietais viršeliais su odine nugarėle, kurioje spaustuviniu būdu yra įspausta Baranausko pavardė ir šitos knygelės paskirtis dienoraštis, lenkų kalba Dženik Antoniego Baranovskiego. Ir Baranausko tyrėja Regina Mikšytė daro prielaidą, kad šitą gražią, tikrai tokią netgi prabangę, galima sakyti, knygelę dienoraščiui jis galėjo gauti dovanų galbūt ir iš Karolinos Praniauskaitės. Atitinkamai skiriasi ir šitų trijų knygelių rašysena. Matyti, kad tos pirmosios dvi mažosios knygelės greičiausiai buvo rašomos žąsies plunksna, o paskutinioji jau metalinė plunksna. Taigi rašysena pastarojoje yra tokia dailesnė, aiškesnė. Nors yra matyti, kad iš pradžių Baranauskas tą trečiąją gražiąją dienoraščio knygelę buvo numatęs skirti savo finansų apyskaitai. Pirmame puslapyje yra užrašyta, jog tai būsiąs jo finansų dienoraštis. Dienoraštį sudaro 3 knygelės, rašytos 1853, 1854, 1856 metais Rumšiškėse, Kaune, Vainute, Raseiniuose, Sedoje ir Skuode. 1853 metų dienoraščiui priklauso dar 3 palaidi lapeliai antraštė Uvaga, šios gimtadienio meditacijos laikytinos dienoraščio įžanga. Tokio pobūdžio tekstai buvo svarbus krikščioniui, apmąstant savo sielos būseną, bendrą savijautą. Baranauską rašyti dienoraštį paskatino nepasitenkinimas savo tuometiniu gyvenimu, tuometinė gyvenimo situacija.
Ir toje meditacijoje jis išsako tokią būseną, kad jis jaučiasi tarsi aklavietėje, tarsi patekęs į žabangas, iš kurių negali ištrūkti. Dienoraštį dar pasikartoja tokie vaizdiniai kaip vergovė, kad jis jaučiasi kaip žemė įaugęs kelmas ir panašiai. Žodžiu, tokia gyvenimo aklavietės būsena. Ir Baranauskas toje gimtadienio meditacijoje išsako ir tokį požiūrį, būdingą, kylantį iš jo religinės savimonės, krikščioniškosios savimonės, kad gyvenimas yra Dievo duota užduotis. Su ja reikia elgtis atsakingai ir rūpestingai. Ir jis jaučiasi, kad negali tos užduoties įgyvendinti arba netinkamai gyvena, ne taip, kaip jis įsivaizduoja turėtų būti. Taigi, va štai šita nuostata, kad gyvenimas yra turtas, kurį reikia išskleisti, ir paskatina Baranauską rašyti dienoraštį, tai yra stebėti savo gyvenimą, jį apmąstyti. Rašytojų dienoraščiai turi ypatingą funkciją. Jie po trupinėlį sukuria patį rašytoją, jo tapatybę. Dažniausiai rašytojų dienoraščiai yra pilni pasvarstymų apie valią. Valią rašyti, valią siekti savo tikslų, valią atsisakyti meilės, valią gyventi prasmingai. Dienoraštyje jie atsiskleidžia kaip savo pačių herojai. Tik juose rašytojas gyvena kaip suvokianti, kenčianti, kovojanti būtybė. Visos šios dienoraščio rašymo taisyklės bei ypatumai labai tinka ir Antano Baranausko dienoraščiui, kuris, pradėtas rašyti kaip savistabos ir savidisciplinos priemonė, turėjo aiškią rašymo struktūrą. Baranauskas sumanė dienoraštį, ar jį rašė kaip tokį gana griežtos struktūros tekstą. Kiekvieno mėnesio pradžioje jis užrašydavo mėnesio pavadinimą, tokią gana netgi puošnią antraštę sukurdavo. Ir toliau sekdavo trumpi tokie veikiau kronikiniai arba kartais ir platesni, refleksyvūs kiekvienos dienos įrašai. Bet kiekvieno mėnesio pabaigoje jis užrašydavo tokią rubriką – eilės. Ir kiekvieną mėnesį jis pažymėdavo, ką tuo metu jis sukūrė iš poetinių tekstų. Tai galima sakyti, kad Baranauskas dienoraštį rašė ir tam, kad stebėtų save kaip rašytoją, kaip poetą. Taip pat yra žinoma, jog Baranauskas, pradėdamas rašyti dienoraštį 1953 metų pradžioje, susirašė dienoraštyje tam tikrą elgesio kodeksą, elgesio taisyklės. Tai irgi rodo tą dienoraštį kaip tokį savikontrolės, savidisciplinos būdas stebėti save ir savo elgesį. Tai galbūt čia ir yra va štai tas poreikis, tas impulsas rašyti, bandant, negalint pakeisti savo gyvenimo, bandyti tarsi keisti save, o tam reikalinga savistaba. 1852 metai, gruodžio 26 diena, Anykščiai. Taisyklės arba punktai. 1853 metų kasdieniniams užsiėmimams, pramogoms ir kitiems dalykams, kurių privalau laikytis, kol būsiu mokykloje. Pirma, kadangi šiandien žvilgtelėjau pats į save ir į savo vidaus bei sielos būvį, tiek dvasinių, tiek pasaulietinių pareigų vykdymo dorybės požiūriu, palyginau su anuo metu, kai dar buvau tėvų namuose, matau, kad smarkiai klydau ir labai nutolau nuo man nurodyto kelio. Ir todėl viešpats Dievas, primindamas, įsako dažnai ir nekaltai kentėti. O pasaulietiškumo sugadintų mano proto ir širdies kitaip neįmanoma sugrąžinti į pirmykštį kelią, kaip tik visur įvedus griežtą tvarką ir viskam nubrėžus deramas ribas. Antra, negerti degtinės ir kitų stiprių gėrimų, nes jie, susilpnindami protą, jie atbukina ir padarę žmogų panašų į žvėrį, pagaliau sukelia įvairias ligas ir belaikę mirtį. Trečia, nerūkyti jokios rūšies tabako, nes tai vargina krūtinę, reikalauja bereikalingų išlaidų ir yra džiovos šaltinis.
4. Laikytis griežtos dietos, nes per gausus maistas apsunkina skrandį ir protą daro nepajėgų darbui. 5. Laikytis tylos, kalbėti tik tiek, kiek natūraliai reikia, kokiam nors blogam įpročiui galima pasipriešinti platesniais įrodymais. 6. Laikytis tvarkos, valgymo laiko ir vietos atžvilgių. Niekada nevalgyti ne prie stalo ir nepradėti ir nebaigti valgio, nepadėkojus viešpačiui Dievui už jo dovanas. Savo dienoraštyje Antanas Baranauskas paminėjo, kuo jis užsiiminėja gyvenime, ką veikia, kiek mokosi ir taip pažymėjo svarbiausią savo gyvenimo įvykį jam kaip būsimam poetui. Papasakojo apie savo eiliavimo pradžią ir pažymėjo metus 1849 metai, taigi Baranauskui tuo metu buvo 14 metų. Ir kaip galima suprasti, tuo metu jis buvo Gelvonuose. Tėvai jį išsiuntė pas Gelvonų kleboną atlikti tokio patarnavimo, liokajystės darbo. Tiesa, Baranauskas nepasiteisino kaip toksai geras liokajus, jam apskritai tie ūkio darbai nebuvo jos sritis, sakykime. Bet štai tuo metu matyti, kad jisai buvo Gelvonuose, gavo tėvų laišką ir jį sueiliavo, perrašė eilėmis. Ir lenkų kalba. Jis rašė, kad taip ta pradžia jam buvo labai sunki dėl to, kad jisai gerai nemokėjo lenkų kalbos. Ir kitas toksai etapas tai buvo jau Rumšiškių mokykloje, kai jisai parašė eilėraštį apie Nemuno potvynį, išsiliejimą ir davė perskaityti moksleiviams, savo draugams. Ir draugai labai išgyrė tą eilėraštį ir tai jį labai sustiprino, paskatino toliau rašyti, bet kartu tai irgi labai reikšminga, jis sulaukė ir abejonių iš tų savo draugų, kad jis pats sukūrė tą eilėraštį. Ankstyvajame Antano Baranausko laikotarpyje sudėtingiausia buvo tai, kad poetas savo aplinkoje neturėjo žmonių, kurie priimtų ir galbūt suprastų jo poetinės aspiracijas ir jas palaikytų. Tuo laikotarpiu labai trūko jo kūrybą galinčios vertinti bendruomenės, kuri reikalinga kiekvienam rašančiam, ypač pradedančiajam. Savo kūrybos pradžioje Baranauskas savo tekstais dalinosi su šeima, draugais. Pirmoji, kuri jį priėmė kaip lygiavertį talentą, buvo poetė Karolina Praniauskaitė ir jų susitikimas buvo lemtingas, nes tarp jaunuolių užsimezgė poetinis dialogas. Baranauskas dienoraštyje va šitą įvykį aprašė kaip tikrai labai lemtinga ir reikšminga ir matyti, kad jam dienoraštyje jisai pažymė, kad jam didžiulį įspūdį paliko kreipinys broli, kurį jisai išgirdo pirmą kartą išvažiavęs jau iš namų, iš šeimos. O eilėraštis ir prasideda lenkų kalba nuo tokio krikščioniško kreipinio: broli Kristuje, nors tavęs nepažįstu, minčių karalijoje regiu tavo sielą. Tai va štai Baranauskui ir netikėtas, ir labai reikšmingas, netgi sukrečiantis buvo tas labai asmeniškas kreipinys. Ir kartu va štai to eilėraščio pradžioje įrašytas toks romantinis širdies žvilgsnio vaizdinys. Ir toliau jisai tame tekste pasikartoja, tarsi Mickevičiaus baladės romantika, parafrazė: turėk širdį ir žvelk į širdį. Iš tikrųjų, Praniauskaitė net nebejoja Baranausko autorystė, jinai kaip tik tai sako: aš matau tavo sielą iš tavo poezijos, ir kad poezija yra va šitos sielos išraiška ir žmonių bendravimas, susitikimas. Ir nuo šito eilėraščio jau užsimezgė Baranausko ir Praniauskaitės poetinis dialogas. Baranauskas atsakė Praniauskaitei irgi poetinio eilėraščių, dėkodamas, ir
ir kartu išsakydamas matyti jo paties perimtą tokį požiūrį į save, iš aplinkos perimtą požiūrį, kad jis nėra nusipelnęs garbingo poeto vardo, nes jis nėra išsilavinęs, jis gimė pasmerktas skurdui. Tai yra Baranauskas šitą buvimą ar nebuvimą, negalėjimą būti poetu sieja su savo žema socialinė kilme. O Praniauskaitė toliau atsako, kad ne, tai yra buvimo poetu pagrindinė sąlyga, o yra talentas. Karolina Praniauskaitė, poetė, pirmoji moteris įrašyta į lietuvių literatūros istoriją, buvo ta tikroji bendramintė, kuri atpažino Baranausko talentą, kūrybinę jo sielos kibirkštį ir atskleidė jam kitokį požiūrį į pačią poeziją. Ką reiškia būti poetu, pašaukimo svarbą, sustiprino poezijos kaip individualios raiškos suvokimą. Pirmam eilėraštyje pažymėjo, kad štai ji atpažįsta tą Dievo dovaną duotą Baranauskui talentą. Praniauskaitė buvo ta moteris, pirmas žmogus, poetė, kuri atskleidė kitokį požiūrį į pačią poeziją ir buvimą poetu, kitokią poezijos paskirtį. Baranauskui iki tol taip poezija buvo pirmiausia susijusi su tokiu socialiniu žmonių bendravimu. Jisai tikrai labai daug rašė proginių eilėraščių. Taip pat, žinoma, jam tai buvo ir saviraiškos būdas, kaip dienoraštį jisai rašo, kad jis išgyvena labai stiprias būsenas ir tokiu būdu siekia jas išreikšti, nors jaučia, kad jam trūksta tos išraiškos galios, ta kalba jam sunkiai paklūsta. Bet Praniauskaitė dar labiau sustiprino šitą poezijos kaip individualios saviraiškos suvokimą. Įdomu tai, kad vidinis poeto virsmas, besiverianti nauja gyvenimo perspektyva, sutapo su Antano Baranausko dienoraščio rašymo pabaiga. Galima sakyti, kad susitikimas su Praniauskaite buvo tas gyvenimo įvykis, kuris užbaigė tą gyvenimo etapą, kuriam reikėjo dienoraščio, kaip aš minėjau, tą aklavietės situaciją. Iš tiesų susitikęs su Praniauskaite, susipažinęs su Praniauskų šeima, su Praniauskaitės broliu Otonu Praniausku, kuris buvo vyskupo Motiejaus Valančiaus sekretorius. Baranauskas įgavo ir jam palengva atsivėrė ir ta nauja gyvenimo perspektyva, tai yra mokslas seminarijoje. Taigi ir išeitis iš tos gyvenimo aklavietės. Dėl to ir dienoraštis baigėsi būtent susitikimo su Praniauskaite įvykiu. Dar daugiau, Baranausko tyrėjai Regina Mikšytė ir Tomas Andriukonis laikosi nuomonės, tyrinėdami tos paskutinės knygelės tekstą, tai yra 1855-56 metų, tai yra to laikotarpio, jau kai susitinkama su Praniauskaite ir dar metai, kol Baranauskas 56 vasarą stoja jau laiko egzaminą į Varnių kunigų seminariją. Taigi, kad tyrėjų nuomonė šitas dienoraštis nebuvo rašomas nuosekliai. Mikšytė mano, kad Baranauskas jį perrašė galbūt iš kažkokio kito šaltinio. Andriukonis laikosi nuomonės, kad Baranauskas tiesiog surašė visų metų įvykius iš atminties. Iš tų trumpų įrašų apie Baranausko kasdienybę atsiskleidžia ir to meto laikmetis, jo aktualijos ir nuotaikos. Trečiasis dienoraštis skiriasi nuo pirmųjų dviejų knygelių turinio ir savo stilistiką įgauna atminimų formą. Nemaža dalis Baranausko, ypač tų mažųjų knygelių ir dėl formato,
įrašų yra labai trumpi, bet vis dėlto jie irgi atskleidžia, pavyzdžiui, tikrai labai slogę tą raštinių aplinką su ypatingai Vainute, pasienio miestelyje, ten galim suvokti ir kad vyksta kontrabanda, kyšininkavimas, girtuoklystė, muštynės. Tai tikrai ir va šita tokia kasdienybė dienoraštyje prasismelkia į tekstą. Dar vienas labai įdomus aspektas, atskleidžiantis to meto laikmečio aktualiją, tai dviejų kalbų vartojimas. Antanui Baranauskui iki pažinties su Karolina Praniauskaite turbūt net neteko sutikti žmogaus, kuriančio lietuvių kalba, nes tai buvo tik šeimos rate vartojama kalba, o visuomeniai skirta kalba buvo lenkų. Taip, Baranauskas, kaip ir visi XIX amžiaus lietuvių rašytojai, buvo dvikalbis. Taigi jis taip pat rašė ir lenkų, ir lietuvių kalba. Ir va štai šituo dienoraščio rašymo laikotarpiu jis apskritai daugiau rašė lenkų negu lietuvių kalba. Šituo laikotarpiu jis yra parašęs 2 eilėraščius lietuviškai, o visą kitą didžiąją dalį tekstų, kurie sudaro jo tą rankraštinį eilėraščių sąsiuvinį, yra parašyti lenkų kalba. Tai buvo gana įprasta situacija XIX amžiuje. Iš dienoraščio matyti, kad lietuvių kalba Baranauskui buvo jo gimtoji kalba, namų kalba, tėvų kalba. Ir atitinkamai jos vartosenos sfera buvo daugiau privati namų šeimos sfera. O lenkų kalba tai buvo visuomenės, kultūros, viešumos kalba. Taigi ir tai būtų dar vienas argumentas, paaiškinantis, iš kokių sumetimų, kokių paskatų Baranauskas rašė dienoraštį, nes jisai rašė lenkų kalbą. Tai rašė kaip poetas, stebintis save kaip poetą, o poezijos kalba tuo metu, kaip kultūros kalba, buvo veikiau lenkų negu lietuvių. Antanas Baranauskas savo jaunystės dienoraštyje užsiima ne tik savianalizę ir stebėjimu, jis protestuoja prieš degradavusią carinės valdininkijos aplinką, sielojasi dėl beprasmio savo egzistavimo ir kartu apsisprendžia imti likimą į savo rankas. Pasaulietiško gyvenimo sugadintą protą ir širdį autorius pasiryžta tvarkyti ne tik taisyklėmis, bet ir gausiomis maldomis bei atgaila. Taigi vienas iš dienoraščio esminių rašymo motyvų yra pagalba sau. Ir tai gali būti svarbus pasirinkimas kiekvienam iš mūsų. Dienoraščiai pirmiausia yra naudingi pačiam rašančiam. Pirmiausia. Nes netgi dabartinė psichoterapija, psichologija ten patarė, jeigu turite problemų asmeninių, rašykite dienoraštį. Rašykite kasdien, rašykite, kas jūs jaudina, kas blogai, kas panašiai. Čia svarbiausia, aišku, tie dienoraščiai čia yra tokie, kurie nebus paskelbti turbūt greičiausiai. Bet rašykit, rašymas gydo, yra net rašymo terapija, tai čia yra svarbu. Kaip poetas, Antanas Baranauskas buvo pripažintas jau savo amžininkų. Su jo kūryba jau mokyklos suole susipažįsta mokiniai. Jo palikimą tyrinėja literatūrologai, kalbininkai, matematikos mokslo atstovai, reikšmingi jo kaip vyskupo atlikti darbai. Tai, kad nuosekliai visuomeniai buvo pristatomas jo rankraštinis paveldas, publikuojant Antano Baranausko raštus buvo atkreiptas dėmesys ir išlikusius dienoraščius. Nors Antano Baranausko dienoraščio rankraščio parengimas spaudai nebuvo toks paprastas darbas, tai buvo padaryta ir tuo galime džiaugtis.